Prisimink, kai pasaulis buvo mažas tau. Vėjas plaukuose, smėlis delnuose, iš namų naktį bėgom, viską leidom sau. Gyvenom šią dieną, vienas kito galvose. Tavo spalvos ryškios, tavo akys šypsos, jos šypsosi kaip tada vasaros naktyje. Kol saulė pakyla, kur saulė pakyla, kur saulė pakyla. Svajonių raketa, mūsų paslaptys, kurios paliko šypsenas veide. Žadėjome drauge nepamiršti niekada. Tavo spalvos ryškios, tavo akys šypsos, jos šypsosi kaip tada vasaros naktyje. Kur saulė pakyla, kur saulė pakyla,
Labą dieną, abiturientai, svečiai, tėveliai, mokytojai. Paskutinio skambučio šventę skelbiu pradėtą ir kviečiu sugiedoti gimnazijos himną. Dančios vangelės salauja, mūsų vilės pakrantės mielas, ant kalnelio tarp ošiančių medžių, kartum gulbė balta mokykla, o mokykloje švytinčioj klasėj nagrinėjam svarias problemas, apsupti nuoširdžių pedagogų, kasdien girdinam savo žinias, o mokykla, seno ošiančio klevo pavėsy, o mokykla, aš tave tarsi draugą mylėsiu, o mokykla, visada tu jaunystę alsuoji, o mokykla, kiek kartų tu pasaulį išmokei, nepamirški sugrįžti iš naujo į mokyklos senąsias klases, grįžti ten, kur visa viešpatauja, mūsų vaikystės, jaunystės dvasia. O dabar kviečiu gimnazijos mokytojų tarybos posėdžių sekretorę Dalmą Katkutę skaityti nutarimą. Išrašas iš mokytojų tarybos posėdžio vykusio 2024 metų gegužės 29 dieną. Nutarta bendrų sutarimų leisti laikyti brandos egzaminus šiems 4 gimnazinės klasės mokiniams. Austėja Altaravičiūtei, Tautai Getautaitei, Laurynui Jackui, Arijanai Janušauskaitei, Dovydui Kaspučiui, Audroniai Kubiliutei, Giedriui Lebedui, Nojui Meiliui, Augustui Mockui, Kamilei Mockutei, Lukui Naujokui, Aušrai Rudelytei, Regimantui Sarafinui, Rugilei Skarbaliūtei, Augustai Skrodenytei, Gabijai Stankaitytei, Emilijai Stankutei, Povilui Stoniui, Tautvydui Stoškui, Robertui Šimkui, Armandai Šležaitei, Nojui Sugučiui, Rokui Vaičiakauskui, Agnei Vasiliauskaitei, Ugnei Venclovaitytei, Romualdui Zaborskui, Adamui Zaborovskui, Viliui Zykui. Naujas gyvenimas prasideda kiekvieną akimirksnį. Džiaugsmingai bėkite jo pasitikti. Geriau jau pakelti galvą ir žvelgti pirmyn, negu amžinai sustingti praeityje. Kviečiu pasisakyti gimnazijos direktorių Nerijų Joną. Labą dieną visiems. Na, prieš palinkit jums kažką, noriu dar pristatyti mūsų svečius, nes šiandien atvažiavo delegacija iš Sakartvelo į visas Tauragės mokyklas. Ir mes taip pat pasirašysim sutartį ir būsim partneriai Zestafonio, vienos iš mokyklų. Ir šiandien mumis aplankė ir bus iki antradienio. Turėsim daug veiklų, tai šitos mokyklos direktorė Nana ir direktoriaus pavaduotoja Katūna.
Išaušo tokia ganėtinai tvanki ir karšta diena, ar ne? Ką jį gali jums simbolizuoti? Kančių pabaiga tikriausiai, kaip jūs visi įsivaizduojat, ar ne? Baigės pagaliau. Buvo paskutinė pamoka, pagaliau mokyklos lapas užverstas. Bet atsivers naujas lapas truputėlį vėliau, nes dabar dar keletas įtampos savaičių, nes visų laukia tikriausiai pakol kas pats didžiausias gyvenimo išbandymas, tai yra brandos egzaminai. Na, o po to kiekvienas pasirinkęs savo kelią jau žygiuosit laisvi kaip suaugę žmonės. Tai tikrai aš noriu jums palinkėti visų pirma gerai išlaikyti egzaminus, na ir įstoti ten, kur norit, kas nestosit visų norų išsipildymo, darbų pradžios ir viso ko geriausio jums. Tai sėkmės jums gyvenimo kely. Ačiū direktoriui, o dabar kviečiu direktoriaus pavaduotoją Rasą Žilakauskienę tarti sveikinimo žodį. Labą dieną. Iš tikrųjų, viską, ką norėjau pasakyti, pasakė direktorius. Mes nesitarėm. Nesitarėm, o pasirodo blogai. O jeigu rimtai, tai šiandien skambėjęs paskutinis skambutis primena, kad jums, mėly dvyliktokai, atėjo baigiamasis gimnazijoje etapas išlaikyti brandos egzaminus. Tad visiems nuoširdžiai linkiu sėkmės egzaminų sesijoje ir lengvų tolesnių jūsų pasirinkimų. Atraskite savo pašaukimą. Ir svarbiausia, nepamirškite, kad nebūtina išplaukti į viršukalnes. Jūs esate brangūs tokie, kokie esate. Sėkmės jums, mėlėjai, jūsų labai laukiu. Ačiū. Ačiū pavaduotojai, o dabar kviečiu pasisakyti svečius. Prašau. Labą dieną. Viela Skaudvilės gimnazija. Aš esu Tauragės savivaldybės mero vardu, esu įpareigota pasveikinti jūs. Ir labai džiaugiuosi, kad dalyvauju jūsų tokioje gražioje šventėje. Nes matyti, kad paskutinis skambutis tai diena, kur yra kupina, pilna jaudulio, džiaugsmo ir aišku nežinomybės ir vilties. Mokėtės ir siekėte žinių ne mokyklai ar mokytojams, o savo ateičiai. Drąsiai ženkite į gyvenimą, svajokite ir įgyvendinkite savo norus, tikslus. Svarbiausia, tikėkite savimi, savo pasirinkimu ir būkite atkaklūs ir užsispyrę. Nes pasaulis yra atviras jums, naudokitės visomis galimybėmis. Linkiu, kaip ir visi vadovai jūsų linkėjo, kuo geriausios kloties laikant brandos egzaminus ir, aišku, kuo geriausios kloties ir sėkmės gyvenimo kelyje. Ir taip pat nuoširdžiai dėkoju mokytojams už jūsų profesionalų ir atsakingą darbą ir kantrybę ugdant jaunąją kartą. Ačiū jums visiems ir kuo gražiausios jums šventės. Ačiū vicemerei, o dabar sveikinimo žodį jums tars svečiai Sakartvelo. Kiek girdėjau, kalbės rusiškai, bet jeigu reikės, tai yra mokytoja, kuri išvers. Я хорошо не могу рассказать по-русски, но не помогает. Я первый раз здесь, в Латвии, в Литве, да, в Скаутвилле. Мне очень-очень понравилось. Я рада, что именно сегодня я увидела ваши традиции. Традиции – это дерево посадить, это очень красивая традиция. Мне очень понравилось это ваши аплодисменты, которые вы получаете.
Я хочу, чтобы у вас было все хорошо в жизни. Я хочу, чтобы вы сделали все, что вы имеете. И это поможет вам, ваша жизнь была очень счастлива. Спасибо вам. Supratote ir aš labai džiaugiuosi, nors kiek nusipelniau su to, mano mergaitės mokėjo gražiai pasakyti, pažalsta. Gėlytė įteikiant ir tai jaučiuosi, kad prisidėjau prie jūsų bendro gyvenimo turto, kalbų mokėjimo. O šiaip visiems kitiems svečiams noriu pasakyti, kad mūsų svečias iš taip toli atvykęs abiejų savo svečių vardu džiaugiasi mūsų mokyklos gražiomis tradicijomis, ypatingai patiko pasodintas medis, labai patiko tie mokinukų palydos koridoriuje ir gražus aplodismentais, kuriais jūs esate išlydimi ir sako, kad kai kurias tradicijas ir nusipaveikslavo jos, jūsų medelių sodinimą ir diplomus ir visą kitą, kai ko pasinaudos ir savo mokykloje sugrįžusios mūsų komisarinius tradicijas. Tai va, tai gražiausiai linkėjimai. Sveikinimo žodį abiturientams. Na, o dabar tokia nauja tradicija paskutinio skambučio šventėje. Tai padėkų teikimas abiturientams. Kviečiu gimnazijos direktorių ir direktoriaus pavaduotoją įteikti padėkas abiturientams. Tai kviesim po vieną, pirmiausia, tiesiog ne iš eilės. Padėka Gabijai Stankaitytei už dalyvavimą klasės veiklose. Kviečiame. Padėka Povilui Stoviui už aktyvią policijos rėmėjo veiklą, gerą gimnazijos lankymą, dalyvavimą klasės veiklose. Padėka Rugilės Kevalutei už aktyvų dalyvavimą šaulių veiklose, gerą mokymąsi, iniciatyvumą, aktyvią meninę veiklą, dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, klasės ir gimnazijos renginių ruošimą bei vedimą, liaudiškų tradicijų puoselėjimą. Prašom. Padėka Tautvidui Stosui už gerą gimnazijos lankymą, dalyvavimą klasės veiklose. Padėka Robertui Šimkui už gerą gimnazijos lankymą, dalyvavimą klasės veiklose.
Jokūbui už dalyvavimą klasės veiklose. Padėka Emilijai Stankutei už gerą gimnazijos lankymą, dalyvavimą klasės veiklose. Padėka Austėjai Altaravičiūtei už aktyvų dalyvavimą šaulių veiklose, liaudiškų tradicijų puoselėjimą, dalyvavimą klasės ir gimnazijos renginiuose. Padėka Regimantui Sarapinui už sportinius laimėjimus, gerą gimnazijos lankymą, dalyvavimą klasės veiklose. Padėka Augustei Skrodenytei. Augustė atėjai, kas nori labai vaikai jumis pasidžiaugti, jūs kažkaip labai bandėte. Įgausius mokymosi pasiekimus, aktyvų dalyvavimą šaulių veiklose, dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, klasės ir gimnazijos renginiuose, liaudiškų tradicijų puoselėjimą. Čia dar, kaip suprantu, buvo papildomų diplomų, bet padėkų, tai jau pasiskaitysit patys. Tai va, tai. Padėka Vytautei Getautaitei už dalyvavimą klasės, gimnazijos renginiuose ir liaudiškų tradicijų. Padėka Laurynui Janskui už aktyvią meninę veiklą, dalyvavimą klasės ir gimnazijos renginiuose. Padėka Rijanai Jonušauskaitei už sportinius laimėjimus, liaudiškų tradicijų puoselėjimą, dalyvavimą klasės ir gimnazijos renginiuose. Padėka Dovydui Kaspučiui už gerą mokymąsi, dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, gerą gimnazijos lankymą, dalyvavimą klasės ir gimnazijos renginiuose. Padėka Audronei Kubiliūtei už sportinius laimėjimus, liaudiškų tradicijų puoselėjimą, dalyvavimą klasės ir gimnazijos renginiuose. Padėka Giedriui Lebrikui už gerą gimnazijos lankymą, dalyvavimą klasės veiklose. Padėka Nojui Meiliui už įvairiapusę pagalbą gimnazijos bendruomeniai, sėkmingą gimnazijos prezidento veiklą, klasės ir gimnazijos renginių ruošimą, dalyvavimą juose, liaudiškų tradicijų puoselėjimą. Ir dar yra netgi dovana. Tai ačiū. Padėka Augustui Morsui už gerą gimnazijos lankymą, dalyvavimą klasės veiklose. Padėka Kamilei Mockutei už dalyvavimą klasės veiklose. Padėka Lukui Naujokui už dalyvavimą klasės veiklose. Padėka Aušrai Zverytei už gerą gimnazijos lankymą, liaudiškų tradicijų puoselėjimą, dalyvavimą klasės veiklose. Padėkos išdavimas. Jums šiandien paskutinioji diena mokykloje su paskutinėmis pamokomis ir
O dabar kviečiu prisiminti pirmąją dieną ir pirmąją jūsų mokytoją, kuri kažkada jums atstojo ir mokytoją ir mamą. Tai kviečiu pasisakyti pirmąją jūsų mokytoją Renatą Užauską. Jaudinosi daugiau negu šiandieninis. Tokios emocijos sukilo, kada pirmokai pasisveikino į direktoriaus žodžius ir sako labą dieną. Atsimenat, jūs buvo tokie? Nelabai, ar ne? O tų naujų tokių dabar, aišku, savaime veidų yra, bet aš kreipiuosi į visus mėlėjai. Prisiminkit savo tas pirmasias, galbūt dienas, akimirkas mokykloje pirmoje klasėje. Tikrai buvo ir įvairių patyrimų, įvairių nuotykių ir noriu palinkėti, kad ir išliktumėte tokiais pačiais vaikais, kada jūs turėjot tų nuotykių, kada rugsėjo pačią pirmąją galbūt dieną ir kitas dienas. Nepamirškit išmoktų pamokų ir klaidų, kurios jūs galbūt sustiprino, atvedė į šitą gyvenimo etapą. Būkit tvirti, nuoširdžiai pasitikit naujas pamokas, nes tik tai taip, ko gero, pasieksite savo tikslą ir linkiu sėkmės ir kūrybiškumo jūsų tolimesnėme gyvenimo etape ir svarbiausia sėkmės egzaminų sesijoje. Būkit laimingi. Vyriausiosius mokinius pasveikinti, kviečiu pačius jauniausius mokinius, tai žodis pirmokam, prašau.
Mėly 12-okai, daug geriau žinoti, kad išdrįsai siekti savo svajonių, nei nugyventi gyvenimą, snaudžiant ir apgailestaujant. Yra tik du būdai gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna, kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas. Norint atlikti didžius dalykus, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti. Ne tik planuoti, bet ir tikėti. Tikslas yra ne kas kita, kaip galutinė terminą turinti svajonė. 1000 mylių kelionė prasideda vienu žingsneliu. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis tau padeda įgyvendinti šį troškimą. Jei lauksi dėlaus metų, niekada nepajudėsi iš vietos. Žengti pirmam žingsniui reikia kristelio beprotybės. Išvysite būti savimi, nes niekas kitas to nesugebės. Pasitikėjimas savimi, kaip žinia, yra pirmoji sėkmės paslaptis. Vienas dalykas gali padaryti svajonę neįgyvendinamą. Šiek baimė, kad nepasiseks. Būti atkakliam, tai nereiškia, kad visur reikia nubūti tą pačią taktiką. Būti atkakliam, tai vėl ir vėl siekti to paties tikslo. Nusirengti žemėj viršūnėje kalnų, o pametus draugą, rankam savo skyrą, tu pavirsi vienišu vilku. Sniegas tavo kojom, prarajose turi, įvedu lėktuvą, sąžinę sumniu, nes kai kas aplinkui, jo seniai neturi, jiems eilės gyventi patogu. Draugai vienas žingsnis link laimės, nuo skausmo prispėtas link meilės, kaip pilnas ledinio vandens, kalnų šulinys. Draugai tartum vėjas šiaurinis, kaip mūšį aš būsiu kraštinis, pridengsiu tave nuo akmens, nebijok savimi. Na ir tikrai žinom, mes kiekvienas turim daug svajonių, tai tikriausiai jūs irgi turit labai daug svajonių baigę mokyklą, tai dabar įdėsim po balioną, na o išėję į lauką, paleisim balionus su didžiausiu savo noru ir tikim, kad tikrai įsipildys, jeigu jo tik sieksim.
dainą, dovanėlę, kurią na, o iš visų mokytojų gimnazijų yra pats svarbiausias klasės vadovas. Tai šiandien klientai netgi paėmė savo klasės vadovai išdėlę. Tai sveikinimo žodžių kviečiu tarti klasės vadovą. Kai sėdėjau, tai dabar galvojau, kad pirmiausiai karūną nusiimsiu. Nes suprantu, kad šventė baigėsi. Žinokit, buvo be galo smagu visą dieną. Šitaip nėra buvę gyvenime. Vyrukai, kai vežėsi, tai sakiau, čia mano svajonė buvo ko gero nuo tada, kai, nežinau, prieš 50 metų kabrioletą pirmą kartą pamačiau. Sakiau, kada nors nusipirksiu. Tai mašina nauja, kai perku, kažkas vyras vis klausė, vaikai, tai ar tą bestogą pirksi? Tai sakau, nors pavažiavau su bestogė mašina. Dabar buvo smagu turėti būti iš tikrųjų, nežinau, ar šitai princesei laikė, visada varydavo iš paskos vartus, ten tuos, įsivaizduoju, nustekiamo, kiek tai galėjau per tuos 8 metus pro visus galus. Bet yra taip, kaip yra, gyvenimas toks, koks yra. Ir dabar iš tikrųjų tai jau kaip išnekėjau ir klasėje, kadangi jau šiandien tokia diena, kai leido šnekėti, tai šnekėjau daug. Dabar toliau ir čia norėčiau dar kartą kiekvienam nuoširdžiai linkiu sėkmingo kelio. Kokį be pasirinktumėt, kokį be pasirinksite tokį, kokio patys norite. Linkiu, kad išmoktos gyvenimo pamokos vestų pirmyn, augintų, skatintų atrasti ir tobulėti. Tačiau nepamirškite, kad nebūtina įkopti į pačias tobuliausias viršukalnes. Esate vertingi tokie, kokie esate. Linkiu, kad mokyklos duris užversite su padėka savo tėveliams, mokytojams. Jie jūs palaiko, drąsina, jaudinasi kartu su jumis visada. Ačiū jums, mėlieji tėveliai, iš tikrųjų labai didelis ačiū ir mokytojams, kurie palaikėte, kurie tiesiog sugebėjote nutylėti, kada gal ir nereikėjo tylėti. Buvote be galo tolerantiški mano vaikams, jie gal ir ne visada buvo tolerantiški, bet tikrai manau, kad iš jūsų gavo pamokas didelės. Dabar dar, kai aš apie visus tos dėkojimus čia šneku, tai dar ir 11-okams, jeigu jie nepabėgo, nes ko gero mes pamiršom padėkoti jiems už tokią gražią šventę, iš tikrųjų nuo pat susitikimo kiemelį iki pat dabar, tikrai didelis ačiū. Jūs puikiai suvokiate, kad kitais metais jūs čia stovėsite mūsų vietoj, mes jau būsim visam pasauliui, plačiai pasklidę, eisim kiekvieną savo keliu. Linkiu sėkmingos egzaminų sesijos vaikai ir lengvų tolesnių pasirinkimų. Realizuokite savo gabumus, atraskite savo pašaukimą ir sritis, kuriuose jaučiatės laimingi. Ir niekada nieko nebijokite. Bet kažkaip apie tą baimę, aš manau, kad jūs tokie ir esate. Tiesiog išlikite tokie, kokie esate. Mylintys gyvenimą, mylintys aplinkinius, mylintys tėvus. Tėvai be galo džiaugiasi savo vaikais. Kiekvieną kartą jūs puikiai tą jautėte. Visada pateisindavo pamokas. Tiesiog jie jūs mylėjo. Bet tėveliai užauginote gerus vaikus, jūs turite jais didžiuotis, taip kaip vaikai, kad džiaugiasi savo tėvais. O mokytojai mes čia daug pamokslavom per visas pamokas. Galvojam, kad turim kažkokį indėlį idėją. Gerai, vaikai, iš tikrųjų saugaus vakare pasibuvimo. Čia visi taip savo tarp lūpų, bet išleidžia, aš įsivaizduoju, ir tėvai jūs skaudančia širdim nerame. Įsivaizduokit tokia pat nerami širdis ir mano, bet jūs mano telefoną tebeturit.
gimnazijos klasės auklėtojai už nuoširdų darbą su 19 laidos auklėtiniais ir jų tėveliais. Ir dar dabar renginio metu gavau vieną žinutę ir vieną prašymą, tai Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys ir bendruomenės Kodvilės kraštas pirmininkas Vidas Bičkus per mane siunčia jums taip pat linkėjimus ir linki sėkmės gyvenimo kelyje. Ačiū klasės vadovai už gražų sveikinimą. Na, abiturientai, o tėveliai jūsų jau nebelydi į mokyklą nuo 5 ar 6 klasės. Tačiau dauguma jų šiandien yra, o tie, kurių nėra, tikrai yra kažkur su jumis širdimi. O visų tėvelių vardu kviečiu pasisakyti Nojaus mamą, Birutę Kekiuvienę. Labą dieną, mieli kursiokai, tėveliai, svečiai, mokyklos bendruomenė. Visų tėvelių vardu noriu tarti sveikinimo žodį mūsų abiturientams. Paskutinio skambučio proga linkime nepasiklysti pasaulyje. Niekada nepamirškite, kad visi keliai prasideda iš tėvų namų, iš jūsų gimtinės, iš mokyklos, kuri tarsi upė išplukdysius į gyvenimo jūrą. Linkime stiprybės ir drąsos prisiimti šią atsakomybę ir išvengti nepataisomų klaidų. Nebijokite sunkumų ir drąsiai priimkite sprendimus, remdamiesi protu ir savo jausmais. Tegul gyvenimas jums bus įdomi kelionė, kuris suteiks jums vertingų pamokų, kurias galėsite panaudoti ateityje. Ta proga dėkojama pradinių klasių mokytojams, auklėtojai, kurie visus tuos metus buvo kartu, padėjo jiems augti ir tobulėti. Nuoširdus ačiū visiems mokytojams už tą pripildytą žinių bagažą. O vaikams linkime sėkmingų egzaminų ir geros vyklos. Ačiū mamai už gražius žodžius, o dabar noriu paklausti, galbūt dar yra norinčių pasveikinti abiturientus. Gal kažkas nori pasisakyti? Aš esu įpareigota pirmosios mokytojos, tai perskaitysiu mylėjai, Agne, Augustai, Tautvydai, Lukai, Regimantai ir Robertai. Nuoširdžiai sveikinu Jūs paskutinio skambučio progą. Šiltais prisiminimais grįžau į Jūsų pirmą klasę. Buvote nuostabūs, mieli, nuoširdūs ir draugiški pirmokėliai. Šiandien atverėte naują gyvenimo knygos skyrių. Rašykite pačius gražiausius prisiminimus. Tegul ten būna naujos patirtys, įveiktos viršukalnės, palaikantys žmonės, mažytės ir didelės svajonės. Negaliu Jūsų apkabinti rankomis, apkabinu širdimi. Jūsų pirmoji mokytoja. Atėjo metas žodį suteikti patiems šventės kalbininkams. Prašau, abiturientai. Taip pat norime padėkoti savo mylimai lietuvių kalbos mokytojai, kuri mus lydėjo visu šiuo keliu, padėjo pasiruošti įvairioms šventėms, kalėdinėms renginiams, šimtadienių šventėms, taisė ne tik diktantus, bet ir šokių judesį.
belikus, 100 tik dienų mes čia